Tai Panevėžio rajono Istricos kaimo bendruomenė smagiai veda unikalią edukacinę programą apie anksčiau kiekvienoje sodyboje virtą, dabar kiek primirštą zacirką. Aukštaitijos regione itin populiarus patiekalas, skaičiuojama, kad jau yra gaminamas daugiau nei 100 metį, o 2024 metais vasario mėnesį Istricos zacirka buvo pripažinta sertifikuotu tautinio paveldo produktu, kurį šiuo metu puoselėja visa kaimo bendruomenė. Istros zacirka tai yra labai senas patiekalas, kuris yra gaminamas dažniausiai vakarieniai ir labai seniau kaime dažnai visi tą gamindavo, gal kas antrą dieną. Ir tai yra, šis zacirka yra šiuo metu sertifikuota, turi tautinio paveldo sertifikatą ir mes tą zacirką gaminam tiesiog pasižiūrėti. Ir parodyti kitiem vaikam, paragauti ir pamatyti, kas tai yra. Šiaip produktai tikrai yra išskirtiniai. Šiaip yra skiriami kaimiški kiaušiniai, kaimiškas pienas ir vadinami razavi miltai, kaip buvo seniau tai vadinami, arba viso grūdo miltai. Šiek tiek yra dedama druskos. Ir mes parodysim visą tą gamybos procesą. Įmušame 2 kiaušinius. Kiaušinių kiekis priklauso ir nuo to, kiek valgytojų bus. Kadangi čia mūsų bus valgytojų nedaug, tai mes nelabai daug ir gaminsime. Toliau, kiaušinį suplakame. Truputėlį įdėk druskos. Su šaukštukas. Mažiau. Va, taip. Truputėlį įpilsime vandens. Čia. Truputėlį, labai nedaug. Užteks. Va. Jau dabar išplaktas. Toliau dėsime miltus. Su šaukštu. Dedam miltus, paskui su tuo miltus dėsim. Dedame miltus. Mato, tokie miltai, jie nebalti yra, tai ir vadinasi viso grūdo. Maišom. Šitą zacirką turi pasidaryti tokie kukuliukai. Pradžioje maišome su šaukštu. O paskui mes jau maišome su rankom. Tu pamaišysi. Nu va, duosim maišyti kitai poniai su rankom. Ir vis įdedame miltų priklausomai, kad nebūtų labai per skystą tešlą. Pabarstysim. Jeigu susiformuoja didesnių tokie gabaliukai, tai susmulkiname. Galim smulkinti. Nesvarbu. Viskas gerai. Čia yra senovinė gelda, nuo senų laikų visą laiką gelda. Čia mūsų biški jau antiek pasenusi, spalva pakeitusi, bet ir iš babos laikų, iš mamutės laikų
išsaugojam ir visą laiką čia ranko maišydavo vieną pusę deda, jau sutrinta, kitas gabaliukus tvarkydavo ir tada paruošta jau puodą. Nes jos čia daugiau telpa daryti bliūdose, tai nebūdavo gal tų bliūdų, nežinau kaip jie būdavo. Mes viską, mediniai indai būdavo ir moliniai indai naudojami prastai būdavo. Taip reikėjo tais laikais, nes kitaip ne žmonės, kad išgyventų savo darą ir indus, ir įrankius gamindavosi. Nes labai čia senas tarsi duodavo iš kartos į kartą. Ir mes vaikam pagaminam kartais. Baba, močiutė virdavo ir mūsų mamutė virdavo, mes net atsibosdavo, bet jinai vis daug privirdavo ir visiems užsekdavo, nes šeima didelė buvo. Ir jie virdavo kas antrą dieną, nes vieną dieną būdavo bulvienė, kad vaikam pakeisti maistą, o taip zacirka. Ir jinai ilgai maišydavo geldoj, pasakodavo istorijas senas visokias ir labai smulkiai padarydavo. O paskui pildavo į didžiulį puodą ir pavirdavo, jį tenai pribrinkdavo, laukdavo, kol subrinksta, tada visi dalindavomės iš tų indelių ir valgydavom skaniai, šepsėdami. Iš rezavų miltų. Ja galima norinti virti ir iš tų kvietinių miltų, ir rūšies geresnės miltų, bet čia yra tiesiog paveldas. Šiaip paruošti virti. Tai dabar sekantis mūsų veiksmas virti lauke puode. Ši zacirka yra verdama turbūt visoje Lietuvoje. Regionas yra skirtingai, ingredientai irgi gal šiek tiek skiriasi. Čia sunku pasakyti. Ir gamina skystą, gamina tešlą, ir supjausto, ir iškočioja, ir įvairiai gamina. Ir ta zacirka būna tokia, įvairi. Vakarienė būdavo pagrindė zacirka. Ir virdavo mama mūsų, virdavo lauke. Čia praktiškai būdavo vasaros valgys. Žiemą mažiau, o bulbienės daugiau. O čia vasarą, kadangi iš plytų sureždavo tokį puodų uždėti, pagaliukų vaikai nueidavom, pririnkdavom šakaliukų, dujų nebuvo. Iš tie pagaliukai greitai užkaisdavo, vanduo greit užvirdavo ir greitai išvirdavo tą zacirką. Bet aš kiek prisimenu, mes mum virdavo iš baltų miltų. Mes vadidavom ugnekorį su iš plytų padarytą, ten laukia ir pririnkdavom žavo, palaksydavom po kiemus, visur tų visokių šiaudgaliukų, visokių, greit kaip dujinė. Išvirdavo greitas vanduo, viskas ir vakarienė. Privalgydavom, eidavom miegoti. Galima ne ant laužo, ant krosnies. Čia įvairiai būdavo. Šiltų sezonų žmonės dažniausiai virdavo lauke, nes vakarienė, nes reikdavo pakūrent krosnį iš ryto, išvirt pietus ir pusryčius, o vakarienė jau išverda kažkur lauke, arba ant laužo, arba lauko virtuvės turėdavo, kaip kas turėdavo kaime. Ir va tas va, dabar mes įdėję truputėlį druskos į vandenį irgi dedame tuos zacirkos gabalėlius. Kiek čia mums gausis, tiek. O, dūmai tą biškį, paskui pieną pasitrauktų. Dūmai keičiasi. Aha, dūmai keičiasi. Va. Čia dar papildomai įpilam vandenėlę, jeigu reikia suminkyt. Nereikia šitą. Neturėjai vaikystės, jeigu nesrėbė zacirkos. Čia yra seniorų vaikystės valgis. Ir kiek teko kur dalyvauti, o dalyvauti kviečia dažnai kur, bet nelabai mes visur galim suspėti, kadangi kainuoja ir maisto produktai, ir indai. Dabar mes virsim. Va, tegu verda čianai ir kai išvirs, užpilsim pieną. Kokias 80 minučių, tai va galim kurį laiką. Čia, matysim.
Nes yra ir didesnių gabaliukų ir taip toliau, čia priklausomai, jeigu ten dar lieka, tai čia pripilam vandens, dar paminkom, jeigu reikia, bet čia šį kartą jau užteks tiek, nu jau tiek užtenka. Mūsų vaikai ir anūkai nežino tų tradicijų, tokio maisto jie jau yra nematę, gal ir neragavę, galų galia tik tai tokiuose suėjimuose bendruomenių gali paragauti, pamatyti, kaip gaminama, kaip ant laužo puodė verdama ir balinama ir skaniai valgoma. Buvo ir jaunimas atvykęs šią vasarą, ragavo visi masiškai, netgi Zacirkos kartu atėjo. Nespėjom net į bliūdelius pilstyt, kaip vaikai patiko jiem, kadangi pirmą kartą ir matyta ir ragauta gal kai kam. Kadangi šitą Zacirką mes pradėjome mirti kažkur nuo pavasario, tik tai gavom tą sertifikatą, tai mums darėm kelis renginius, porą renginių darėme čia Istricos kaime, vieną renginį dariau Smilgių sodyboje, Panevėžio rajone, nu ir visiems yra įdomu, ir nuo suaugusių, nuo ministrų atvažiavusių irgi ragavo Zacirką, tiesiog įdomu, Seimo nariai ragavo, tiesiog pasižiūrėti. Aišku, jie nenustebo tie vyresni žmonės, kad tokių būdavo, tik tai sakydavo, kad mes virdavome iš baltų miltų. Na ir pavadinimas. Pavadinimas toks. Zacirka, lyg tai kilęs nuo, bijau pasakyti kokio žodžio, tai kad yra tamsi, Zacirka, rusvos spalvos. Tai čia ta Zacirka ir kilusi. O šiaip tai... Girno. Taip, nes grūdų seniau rankiniu būdu susimaldavo girnom ir tos miltus naudodavo. Dabar visur puoselima irgi pilna grūda ir duona, ir miltai, ir viskas. Anksčiau tai ir makaronai. Anksčiau buvo tik tai valyta milta patiekalai. Tai galbūt jis labai dabar nesiskiria, tik skiriasi tuo pačiu gaminimu, kad pati Zacirka, ne makaronai, ne blynai, o Zacirka. Ryte košės būdavo, vakarienė tai būdavo sriuba, nes jie žinodavo seni žmonės, kad sveikiausiai valgyti sriubą ir būtinai Zacirka. Nu, jinai sveika, nes visi grūdo čia, pats maistas jau tinkamas. Dar yra girnos išlikę nuo mūsų pirtelį, ten meldavo viskam ir tėtis darydavo kitokius grūdus meldavosi ir nu, maistui susimaldavo, nes augindavo javus savo, nes jųgi kitaip buvo, laikai kiti buvo. Kiaušinukų savo turėdavo visada, pieną visą laiką karvutės laikydavo, mūsų mamutinė 2 karvės turėdavo, labai prižiūrėdavo, mylėdavo jas, kad būdavo užtektų užbalinti Zacirką, kad balta būtų, nes skaniausia tada. Mamutė padarydavo smulkėt, bet ir didesni gabaliukai, kai supuola, tai irgi valgomi. Įsideda sviestuko dar kartais būdavo, jeigu jo yra. Skautai buvo iš mokyklos, jie ėjo, žiūrėjo ir patys pylėsi, ir patys ragavo, ir jiem patiko, jie domėjosi ne tik Zacirka, bet ir visa va čia esančia aplinka. Todėl, kad jiem daug kas nematyta, ypatingai miesto vaikam. Kaimą gal susitinka gal senelius, bet yra tokių vaikų, kad ir kaime senelių neturi, ir kaimo nematė, ne pirmą kartą gal atvyksta, pamato, kas čia yra nauja. Būtinai reikia puoselėti tas tradicijas, perduoti naujai, jaunai, mažai, šiandien esančiai kartai. Man atrodo, kad mes visi lietuviai norim, kad mūsų vaikai, anūkai visi grįžtų į tą praeitį ir ją puoselėtų, kad negyventų vien tik dabartim ir tik švaria aplinka, namais išvalytais, bet ir kaimo, ir Zacirka, ir ne tik Zacirka. Žodžiu, labai malonu, kai vaikai į tai įsitraukia ne tiek, kiek mūsų amžiaus, ne tiek, kiek mūsų vaikai, bet anūkam. Jiem tai yra viskas nauja.